Vyrai, mūsų plakatai, ar tinka, ar patinka? Bandžiau per langą, niekaip nebetraukiu. Per toli nedatraukia, reikia ne? skaityti, jo. Nedatraukia. O dabar arčiau, o kaip iš arčiau atrodo? Gerai atrodo. Gana neblogai, ar ne? Nu, klaidų gal ir yra, šiek tiek. Nu, čia aš parašiau tą viršutinį, nes man širdis skauda. Nu, tai vieniem. O kitiems Lietuvai visai širdis neskauda? O čia Česnučiui laisvė, kas čia dabar? Kur jisai dabar yra? Yra uždarytas. Švenčionis. Kažkam tai atiduotas, priduotas. Jis nereikalingas. Mokslininkas, toks biskį apšiapęs, jo. Bet jis niekam netrukdė, jisai tik tai trukdė kažkam. Mes visada šnekėjom su juo, priimdavom, su draugu ateidavo dar. Ten kažkokios problemos dėl draugo būko buvo, kažkas ten. Ne dėl draugo, dėl jo buvo. Ar dėl jo, dėl jo 14 hektarų žemės buvo irgi problema. Kažkokia tai labai geroje vietoje, prie Rumšiškių kažkur tai girdėjau. Ne mūsų savivaldybė, Kaišiadorių, man atrodo. Taip. Bet tai va, ir to žmogaus jau nebėra. Jisai buvo psichuškiai. Aš žinot, kaip būti psichuškiai smagu, ne? Šiais laikais. Žinot. Ne, neteko pabūti. Oi, nelinkiu aš jums. Žinokit, ir nelinkiu. Niekam negali čia to linkėti. Nes todėl, kad ten, žinot, ir pabuvo ir Kedžio dukrytė, ir Kedys ten turbūt pabuvo. Nu, galvojam taip, ne? Skaitom naujas Respublikoje yra Sumpito to Klaipėdos prokuratūros buvusio... Įsivaizduokit, negaliu nei naujos, nei Respublikos, aš tik taip laikraštį. Tai dabar yra 3 straipsniai iš eilės, užvakar, vakar ir šiandien pabaiga. Tokia įdomi versija ir pabaiga. Tai irgi tikinama, jeigu iš naujo pradės gal dar ką nors... Aš noriu pas jumis vieną klausimą paklausti. Sakykit, ar mes tapsime žmonėmis? Nu, labai filosofinis klausimas ir toks retorinis, tai aš čia reiktų būti šitoje vietoje. Vergai tai mes esame, bet ar tapsime žmonėmis, bet mes taip norime? Norėt, sako, nieks nedraudžia, ar ne? Tai visi tai... Bet mes norim. Bet mes vis tiek stengsimės. Bet daugiau tų, kurie nenori, kad tai būtų. Ačiū jums labai. Ir tikrai norėčiau net jūsų ir pavardės ir vardą. Žinau. Sakau, jisai puikiai žmogus. Ir čia savivaldybė dirba dabar? Taip. Ir vadovajas, ar ne? Kuo dirba? Aš vicemeras. Vicemeras, malonu. Aš tai paprasčiausiai Kauno gyventoja, Leonora tokia Smelstoraitinė tokia, 100 kart drąsi, kai sako rusiškai. Nu, где ты эта баба? 100 раз смелая. Tai va, aš tokia. Aš turiu tikslą dėl savo anūkų, dėl jūsų vaikų. Tai aš nemanau, kad mes mūsų tie tikslai yra skirtingi ar kokie nors labai, jo. Tai va, jūs laiko tą plakatą lygiai taip pat. Aš irgi va Sibirė pradėtas, bet mano tėvai, va mama, va, kurią dabar važiuoju lankyti ligoninę, jinai norėjo, kad aš gimčiau Lietuvoje ir grįžau birželio pradžioje, aš Liepos 10 gimiau. 8 mėnesių, taip sakant, padėti, važiavo ant tos 3 lentynos iš Buret Mongolijos, neturėdami leidimo grįžti Lietuvą, kad aš gimčiau Lietuvoje ir taip toliau. Čia, žinot, visos šeimos bet dabar sakykit, o kaip jūs galvojate dėl dviejų? Labai atsiprašau, aš jumis pertraukiau. Dabar žiūrėkit, tai buvo Sibiras, tai vežė už dyką, nereikėjo pinigų mokėti. Dabar žiūrėkit, mūsų vaikam reikia susimokėti už bilietą, kad išvažiuoti į vakarą. Kiek dabar į vakarus išvežta? 2,2 milijonai mes neturim Lietuvos gyventojų. Atsiprašau, pačių geriausių, talentingiausių. Taip, tai yra statistiniai duomenys, yra mokslininkai, kurie mums apskaičiavo, kurie moka įskaičiuoti, bei vieno skatiko nereikėjo. Aš ironiškai galėčiau pasakyti, kad mes iš tikrųjų labai palengvinom jiem dabar keliavimą ir atpiginom Rainieras. Tas yra blogai labai. Palaukit, o kokia prasme? Čia suprantu darbo vietų, kad... Rainiero kompanijos tiesioginiai skrydžiai iš Kauno ir jie yra pigių skrydžių kompanija. Vietų, kad būtų kažkiek tai daryti. Sušalau. Kad lietuviai turėtų... Širdingai ačiū jums tikrai už tai, kad jūs tikrai sugebėjot pakalbėti.
kai kiti. Laikykitės, visi laikykitės. Ačiū Jums. Ačiū. Laikomės ir privalome, ir laikysimės. Ačiū Jums. Labai dėkui. Aš dabar pensininkė. Išvarė iš bibliotekos, kadangi Gerai, jau sušalau, nebegaliu. Jau viskas jau rankos vakailedas. Nu, žinai, nuo 3 tai jau biskį daugiau. O dabar rašau tėvo atsiminimus, eilėraščius panašiai, reikia išleisti knygutę. Mano tėvas buvo 9 metus Sibire. Irgi va. O prieš karą tai ir Žemaitijai, Kemstavičiūtė, jeigu žinot kažkiek tai. Jau, aš tiek sušalau, aš labai anksti atėjau. Atsiminimus kaip nors parašyti. Taip. Nu, laikykitės. Ačiū, malonu. Kur aš vėl tą savo lapelį padėjau? Jėzau, vaikeli, aš tavo lapelį. Va čia tai kažkas ar paėmė tą lapelį. Va. Aš paėmiau tą lapelį. Ne, bet tai ten yra tas. Bet ten internetas. Aš internetinį. Duokit, aš pasileisiu. Ne, aš atsiminsiu. Neduosiu, lėtas. Internetas. Koks pasitė? Į Andrius blogas.lt. Ir po Andriaus taškas. Gerai, tai dabar atsiskaičiu. Blogas.lt. Atsiminsiu. Ponia, va, jūs